Jeigu kas klaustų, kaip gyvena žmonės Honkongė, tai atsakymas labai paprastas. Oro uoste net ir valytojai turi Rolexus ant savo rankų. Tai va, čia tiesiog yra kasdienybė. Esame jau ant lėktuve, dabar praėjo apie 2 valandas ir yra mūsų pietų metas. Tai Gedas pasiėmė vištieną, aš pasiėmiau žuvies, bet kadangi labai jaučiasi mantų turbulencija, aš išgėriau vaistų, kad manęs nepykintų ir apetito irgi nelabai turiu. Tai pagrindė turbūt suvalgęs tik tai vaisius, ledus, gal šiek tiek mišrainės ir eisiu toliau žiūrėti savo filmo. Labas rytas, dabar yra 7 ryto, kitaip sakant, man rodos gal net 8, suklydau, dabar yra 8 UK time ryto, pubiški, wow, čia tiesiog siena, amazing. Pubiški išsijudinam, jau paspėjome papusryčiauti, nuėjom paprastus pusryčius Western style, kaip sakau, pavalgėm. Tai labai džiaugiuosi, kad pubiškis skrandis vėl gali pradėti tvarkytis, nes po Asian visokiausių dalykų biški jau pavargo mano skrandis, nes nesu įpratusi prie virškinimo ir šiaip visokiausių dalykų. Tai turime apie 2 valandas laisvas, tai per tą laiką turbūt paeditinsiu video ir po to po biški judėsime į oro uostą. Ir susitiksime jau oro uoste. Tai va, kol esu oro uoste ir keliaujam iš Anglijos į Lietuvą, noriu padaryti tokį kaip mažą dalyką, papasakoti viską, kas vyksta per kiniškas vestuvės, kokios yra tradicijos ir kaip pamergės kaip pamergės, kitaip sakant, ir pabroliai, tai viena iš jų pamergė buvau aš, padeda visai ceremonijai įvykti sklandžiai. Tai yra 3 vestuvinės suknelės. Reception suknelė, skirta pasitikti svečius vakarinėje dalyje, pagrindinė suknelė, su kuria bus katedroje arba, kitaip sakant, pagrindinė ceremonija vykdoma. Tai būna dažniausiai ir pati puošniausia suknelė, kaip ir pas mus. Ir tada jau yra vakarinė suknelė, raudona suknelė. Tik tai jie dar turi dar vieną iš tikrųjų 4 suknelę, kuri klasikinė kiniška ceremoninė suknelė ir jinai yra naudojama tik tai rytinėje dalyje ir arbatos ceremonijoje. Tai dieną prieš vestuvės visas pamergės ir pabroliai kartu kaip ir su tėvais jaunųjų atvažiuoja į viešbutį, kur vyksta visas pasiruošimas. Taip, Honkongė visi švenčia vestuvės viešbutį, iš tikrųjų net nežinau, ar čia yra tiesiog toks trendas, ar populiarumo dalykas, ar tiesiog tai yra įprasta, bet iš kitos pusės kaip ir logiška, nes jie neturi tokių parkų, kaip mes turime parkus ir ir gatvėse tiesiog būtų neįmanoma su gražia suknelė ir 20-50 žmonių vaikščioti, fotkintis ir visa kita, nes gatvės dažniausiai būna užgrūstos. Tai viešbučiuose daugiau yra privatumo, labiau viską galima sukontroliuoti ir lengviau yra atlikti visas ceremonijas. Taip pat, kadangi jų religinė nėra krikščionybė, jie neturi jokių bažnyčių, tik tai temples, šventyklas, kuriuose negali vykti iš tikrųjų vestuvės, nes jos yra skirtos pagerbti dievus ir tiesiog melstis. Jeigu ką, aš iš tikrųjų esu viską pasirašęs čionai, kad nepamiršiu nei vienos detalės, tai didžioji dalis skaitau, bet kita dalis aš tiesiog pasakoju gyvai. Tai mūsų užduotis kaip pamergių tiek vestuvių proga, tiek dieną prieš vestuvės yra paruošti ir gražiai išdekoruoti abiejų kambarius, nuotakos ir jaunikio, nes tenais bus atliekamas rytinės ceremonijos.
Aišku, labai gerai, kad šalia visada yra vestuvių planuotoja ir su viskom jinai padeda. Jeigu tik suabejojama kažkom, tai visada galime kreiptis į ją ir jinai pasakys, kas kaip turėtų būti ir ar viskas vyksta pagal planą. Puošiamas yra miegamasis ir salionas. Salione vyks įvairūs žaidimai, kur jaunasis turės išsikovoti nuotakos širdį ir duoti jai įžadus prieš išsivedant ją iš tėvų rankų. Jeigu žaidimui jisai ir jo pabroliai nepereina, jisai turi susimokėti. Ir taip kiniškose vestuvėse tai yra visiškai įprastas dalykas, kad pinigai, kaip sakoma, skraido į vieną ar į kitą šoną ir visiems duodama įvairiausių tipsų. Nemeluosiu, bet ir aš gavau keletą raudonų vokelių. Tai nėra didelės sumos, dažniausiai būna apie 2 eurai, 3 eurai vokeliuose, kai taip sakant, 20 Honkongo dolerių iki 50 Honkongo dolerių vienam vokelį. Išdekoravus abu kambarius, tiek vaikino, tiek merginos, mes turime apsitarti apie vykstančius žaidimus kitos ceremonijos dalyje ir apskritai apie dienos planą. Kadangi viskas yra suplanuota į minutę, tai yra labai griežta laikytis ir visada tikrinti planą, ar viskas ir sklandžiai vyksta, kad niekas nieko nepamirštų. Pagrindinė diena. Nuo kada mes pradėjom ir kaip viskas prasidėjo. Tai viskas iš tikrųjų prasidėjo 12 nakties valandos. Atėjo mama į jaunosios kambarį ir jai turėjo sušukuoti plaukus. Tai yra viena iš tradicijų, prieš perleidžiant merginą į kitą šeimą, sušukuoti jai plaukus ir į plaukus įsekti šakelę. Tai bešukuodama mama plaukus pasakė kažkokius žodžius tradicinius, tada gražiai įsegė ir ceremonija taip ir pasibaigė. Pagrinde truko apie 15 minučių viskas, po to šiek tiek pasifotkinom, pasifilmam ir nuėjom apie 1 valandos miegoti. 5 valandą kėlėmės, bet pirmas 30 minučių atrodė va taip, kadangi mes jautėmės kaip zombiai, pamiegoję tik tai 4 valandas, kas yra labai blogai. O 6 valandą jau atėjo makiažo meistrė pirmoji, pradėjo dažyti pirmąją pamergę. Po to atėjo dar kita makiažo meistrė su plaukų stilistė ir tada jau 3 valandas ruošė nuotaką. Kol ruošė nuotaką, aišku, merginos nuėjo papusryčiauti ir sumaišė kameras, nes mes turėjome iš viso 2 tokias kameras. Hello Gavia, I accidentally took your camera. We're just having breakfast here because you're still doing makeup. Ir kol jos papusryčiavo, man darė visą laiką makiažą apie valandą ar beveik 2 valandas. Ir aš vietoje vis kažką valgydavau, nes nebuvo visiškai laiko nei nieko pavalgyti, nei nieko atsigerti, kadangi laikas yra labai stipriai suplanuotas, visi rašino. Tuomet atėjo fotografai, videografai, sustumdė visus baldus, taip kaip turėtų viskas būti, padarė daug laisvos vietos salione. Ir tuomet jau prasidėjo pirmoji tradicinė dalis, kai mes pamergės rengėme tradicinę suknelę, tada tėvai fotkinasi, filmuojasi ir laukia, kada ateis jaunikės ir pasibels į duris. Kas iš tikrųjų yra labai keista, kaip Lietuvoje mes esame įpratę, kad fotografai ir videografai dažniausiai vestuvėms netrukdo. Čionai viskas visiškai yra kitaip. Jie čionai kūruoja šitos dalykus ir viskas pagrindė yra dėl nuotraukų ir video medžiagos. Fotografai, videografai pasako, ką reikės daryti, jie pasako, kaip tau stovėti, kur geriau atsisėsti, kada jau laikas apsimauti, kada jau laikas nusimauti viską, kada jau kažkas turi eiti, kada kažkas kitas jau turi vykti ir viskas taip į laiką ir kartu vestuvių planuotojai irgi jiems padeda visus šitus dalykus kuruoti, nes patys mes pasimestume, kadangi visko yra tiek daug, net svečiai irgi, kurie stebėjo visą šitą dalyką, tiesiog pasimestų. Tuomet, kai visi pasifilmuoja, pasifotografuoja, ateina į kambarį jaunikis. Iš tikrųjų, pagal tradicijas jaunikis turėtų įsiveržti į namus, bet kadangi tai yra viešbutis, mes nenorėjome trukdyti visų ramybės, tai padarėme, kad jisai ateitų į vidų ir po to išpirkęs, kad ateina, nuleistume raudoną kaspiną ir tada duris atsidaro, jisai gali ateiti ir visi jau gali žaisti tuo žaidimus.呢度。我哋應該交收影一張相先，好唔好？我一齊影張相先。打開望下先，打開望下先，陣間先影相啊！打開咗先睇。係啊，係咪都 OK 啦？OK， 我哋就拎住影張相啦。係。好，我哋一齊攞住影張相。包個花擺低先啦，可以好唔好？
Iš viso buvo pagrindiniai 3 žaidimai. Kiek išėjo pafilmuoti, tiek parodysiu, kiek neišėjo, teks papasakoti, nes kadangi aš buvau viena iš pamergių, mano darbas buvo visą laiką filmuoti nuotakai tai, kas vyksta salione, nes jinai miegamajame laukia, kada vaikinai įvykdys visus žaidimus ir ateis jos pasiimti. Tad jinai negali matyti, jinai su iPadu tiesiog stebi viską, kas vyksta ir kaip aš viską filmuoju. Tai pirmas žaidimas buvo dainelė. Buvo 3 užuominos, vaikinai turėjo iš tų užuominų atspėti, kokia tai daina ir suvaidinti. Kadangi mano draugiai labai patinka šūdukų tema, tai ir daina buvo tokia, kad stenėk labiau, stenėk garsiau ir taip toliau, tai vaikinai taip ir bandė alę dainuodami viską tenai plius minus kaip kada pavaizduoti ir kol perėjo ir merginos atseptina, kad taip žaidimas yra įvykdytas. Kitam žaidime jie turėjo apsirengti visokiausius prompsus, tai užsidėti akinius, šūdukų, lankelės ir varlytės nosytę. O varlytės nosytė tuo pačiu turi liežuviuką, su kurį išpūtus reikia įvynioti šiaudelį ir perduoti tą šiaudelį išpūtus kitam. Ir visą šitą reikia per visus 4 perleisti. Jeigu šiaudelis iškrenta, kai tu jį išpūti, o kitas nespėja jo pagauti, tu turi atsistoti ant labai aštrios platformos. Aišku, vaikinam visiškai, kiek matėm, nebuvo jinai aštri, jie mėgavosi to dalyko, tad mes nustebom, bet visas procesas tikrai atrodė gan juokingai. Po to, kai jie perėjo antrą šitą žaidimą, trečias žaidimas, kad jie pagal dainą turėjo save apsaugoti, kol kūjis netrenkė į petį arba į užpakalį. Iš pamergių pusės, kadangi buvo 2 papildomi vaikinai, tai jie padėjo visą šitą reikalą ir įgyvendinti. Pagal muzikytę jie trenkė arba čia, arba į užpakalį. Prieš kiekvieną žaidimą mes jiems parodydom per telefoną, kai vyksta žaidimas, kad jie suprastų, apie ką eina kalba. Kadangi visam šitam reikalui buvo skirta tik tai 30 minučių, mes turėjom suktis tikrai greitai. Kai pereinami visi 3 žaidimai, tada vaikinas turi pasakyti merginai įžadus. Mergina atsistoja tik tai šiek tiek, kad matytųsi jos pečiai ir suknelė tarp durį ir vaikinas irgi negali įžengti. Jis turi pasakyti jai įžadus, kad pasižada ją visada mylėti, kad pasižada, kad jos nuomonė visada bus teisinga, kiek norės rankinukų, brandinių, visko papuošalų jai nupirks. Aišku, tai yra ne visiškai viskas išversta, nes didžioji dalis man nebuvo išversta, bet kadangi draugai juokėsi, tai supratau, kad viskas buvo tikrai labai gerai. 老婆都係啱嘅，但係如果真係再發現老婆有錯，一定係我睇錯。如果係我睇錯，一定係我嘅錯。買餸煮飯由我嚟做，我會養到你肥肥白白。洗衫拖地我會搞晒，家頭細務由我搞。會帶你去旅行，淨係去玩唔使錢。名牌任你買，最緊要你中意。由今日開始，新聞裏邊就係得你，老婆李永瑩，我愛你。Po to, kai šitie įžadai yra pasakomi, mergina priema juos, jinai užsidaro kambarį ir užsideda šitą dalyką, nežinau, kaip jisai vadinasi. Ir laukia, kada vaikinas ateis ir ją pakels ir ją jau išsives. Tai kadangi jinai tenai turėjo tokią kaukę labai juokingą, tai aišku, vaikinas pakėlęs, ten pradėjo juoktis, aišku, viskas turėjo vykti prieš kamerą, jie turėjo pavaidinti šiek tiek, turėjo pabučiuoti tą kaukę ir visi kiti dalykai ir po to jau jis ją išsivedė. Nenufilmau vienos dalies, kaip tėtis atveda merginą iš vieno kambario į kitą kambarį ir perduoda vyrui ir jie pasako viens kitam įžadus ir tada visi paploja. Bet nieko tokio.
Po visų šitų dalykų vyksta arbatos ceremonija. Arbatos ceremonija yra skirta patiems arčiausiam žmonėm, tiek iš merginos, tiek iš vaikino pusės. Tai pavyzdžiui, tėvai, seneliai, pusseserės, pusbroliai. Per šitą ceremoniją yra visiems įpilama arbata ir jaunieji turi paduoti arbatos puodelį tėvam arba giminaičiui ir paprašyti palaiminimo. Kuo daugiau atsigėrimų padarys, tuo daugiau tau linki geriausia. Dažniausiai visi daro vieną gurkšnelį arba kartais kai kurie daro ir 2 gurkšnelius. Ir tuo pačiu jie palinki viso ko geriausia ir padovanoja tau kažkokius brangakmenius. Visi brangakmeniai arba papuošalai, kurie yra dovanojami arbatos ceremonijos metu, turi būti uždedami ant rankų, ant kaklo, ant jaunųjų. Ir jie iš vieno po to kambario turi eiti į kitą kambarį, kur vyks dar viena arbatos ceremonija. Tai kitaip sakant, iš merginos kambario eina į vaikino kambarį pas vaikino giminę. Tenai irgi vyksta visiškai identiška tokia ceremonija, kur dovanojami įvairiausi laikrodžiai, papuošalai ir kiti brangus dalykai ir jiem linkime viso ko geriausio. Po šitos ceremonijos yra kelios valandos skirtos viską susitvarkyti, priduoti visus kambarius ir palikti tik vieną merginos kambarį, kur turi jai paruošti pagrindinę ceremoniją, šukuosinę ceremoniją, makiažą ir apsirengti jinai savo suknelę. Kai apsirengama suknelė, visi šiek tiek pailsi, susitvarko, tada mes judame prie koplytėlės arba kitaip sakant, gražaus pastato, kur vyks pagrindinė ceremonija. Tenai pasikartojame, kaip kas kur turės eiti, kur kas turės stovėti, tuo pačiu videografai, fotografai irgi viską pafilmuoja, kaip jie eina, kaip viskas vyksta, kad po to galima būtų greitai viską sumontuoti. Pagrindinės ceremonijos metu, kaip ir Lietuvoje, nemeluosiu, nebuvau lietuviškose tradicinėse vestuvėse, labai sunku kažką pasakyti, bet manau, kad taip pat ir Lietuvoje eina pirma pamergės, tada ateina iš paskos nuotaka, tada jie vienas kitam pasako labai gražius įžadus. Nustebau, kadangi viskas vyko iš tikrųjų anglų kalba šitoje vietoje ir labai mažai buvo naudojama kantonys kalba. Tad buvo galima viską suprasti ir aš tikrai daug kartų apsiverkiau. Nes tad įdėsiu, galite pasiklausyti, pasigarsinti, gal ir jūs išgirsite, kas yra pasakojama. Scarlett, you're the one who managed to pull me out of my shell, getting me out of that house when nothing else could, and just holding your hands somehow makes my world disappear. I don't think I could ever thank you enough for everything you've done for me. Over the past 9 years, it completely changed my life. The good, the bad, and the crazy bit in between. I honestly lost count of all the sacrifices you've made for us. Moving to the UK on your own is something I'm forever grateful. Dedicate yourself and improving your cooking, because I love home cooked meals. I still remember the first time you cooked dinner. The image, the taste will forever break my heart. It was the worst thing I've ever had. But since you've improved tremendously, filling my stomach with love. Throughout the 9 years, you've suffered enough with my endless jokes and pranks. I can promise you that my love of playing pranks on you will never stop. You're the reason I'm so joyful all the time. You make my life brighter, funnier, and much better. I promise we'll explore this world together, we'll travel to new places, eat as much food as possible. I can't wait to dive into this next chapter with you, and the chapter after that, for the rest of forever. I can't promise we won't argue or annoy each other now and then, but I can promise this. I will always listen, I'll never stop believing in you, and I'll never stop loving that spark, that fire, that incredible person you are. You're the one who makes my life worth everything. I love you. Or present to witness that, I am Lee Winking, to take the transition to be my local wedding husband. Dear mine, Brian, I've always dreamt and imagined myself getting married since I was a kid. Near that, there has been a radio machine ringing in my head all day and night.
with different scenarios of what will happen in my life, not just what materials. I don't think I have shared this with you, but whenever I try to imagine my wedding, the face of the groom was blank until I met you. This sounds silly and real, but I know you will believe me when I say that. My life was miserable before we met. You've seen every side of me. You acknowledge my strengths, accept my flaws, yet allow me to be vulnerable in front of you. I enjoy all the jokes and silly things we do. Our first moment that we made together in uni, and the massive snowball that was almost half my height. All those funny younger poses that we learned from our parents, and jumping up and down to draw strong troopers' attention in this room. So we could take pictures with them. All these things we've done and we'll do together is so memorable, and I truly appreciate it all. To continue being silly with you every day is what I want for our future. Thank you for providing me a home that I will miss the moment I leave. The fact that we argue every morning and fight for who should be the first one to get out of the bed, to me, is a great feeling and a sign of a healthy relationship. To maintain a relationship and to even improve it, to promise that I will grow alongside you, but also to maintain a silliness in our own little world. I will promise to support, respect, trust, love, and most importantly, to allow you, like how you do to me. We've chosen each other to be together, and here we are now, getting married. I will always choose you and hold you, no matter what the future holds. Again, I will choose you. I have much more to say, but that would mean we'll be here forever. So can we just discuss about this more later, truly as husband and wife? Do you have more agreements? To prie visų akių, kai jie pasibučiuoja, apsikeičia žiedais, vienas su kitu pasirašo santuokos sutartį, kitaip sakant, susirašo ir abiejų tėvai irgi turi pasirašyti ir būti kaip liudininkai šalia stebėti visą procesą. Po viso šito dar pakartojama keli yra kadrai, visi kartu nusifilmuojam, nusifotografuojam ir jau po biškį judame Tries vakarinę dalimi. Jau yra apie 5 beveik valandos, viskas labai greitai vyko, labai daug atsiminimų ir nuotykių. Salė yra labai didelė, kur vyks vakarinė daly, dalyvaus beveik 200 žmonių, kadangi buvo 19 staliukų. Kiekvienas staliukas yra suskirstytas taip, kad tau nereikėtų atsistoti ir tu turėtum su kuo pabendrauti. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs buvote visi klasiokai, tai jūs sėdėsite prie vieno stalo. Kadangi aš buvau anglakalbė, tai sėdėjau prie stalo, kurie kalba visi angliškai. 2 raudoni stalai reiškia, kad vienas stalas skirtas yra vyro pusės artimiausiam giminaičiam, o kitas yra skirtas merginos pusiai artimiausiam giminaičiam ir aišku, mamai ir tėčiai. Nuotaka nueina pasikeisti pagrindinę savo suknelę į reception suknelę, kai jinai pasikeičia ir pasitinkami yra visi svečiai, su jais fotkinamas. Taip pat ir teko ir man vieną kartą nusifotkinti ir po to jau mergina eina pasikeisti iš tikrųjų į vėl pagrindinę ceremoninę suknelę, su kuria jinai ir darė susirašymą. Ir tenai jau kaip per kokį šou jie turi gražiai įeiti į salę, balionai sprogsta, visos šviesos į juos, visi žiūri į juos, esu planuota veda visą šitą dalyką, visiems visada pasako, ką reikia daryti ir tų pačių visada daro introductionus, kas kaip kur vyksta. Nemeluosiu, tai buvo labai sunkios vestuvės, nes beveik visą laiką aš neturėjau laiko nei pavalgyti, nei atsigerti, nei pailsėti, nes visą laiką bėgiau paskui nuotaką, kadangi nuotaka irgi buvo labai pavargusi, labai daug atsakomybių, suknelės turi tobulai atrodyti, makiažas, plaukai irgi, visada reikėdavo sužiūrėti į suknelės, paprašyti, kad kažkas vandenį atneštų ir aišku pasižiūrėti, ar tuo pačiu ir vaikinai kažkiek tai padeda, o ne vien tik pamergės dirba. Dažniausiai visos dovanos iš svečių yra priimamos reception arenoje, kur yra užregistruojama, kas atnešė ir kokias sumas atnešė. Tai pavyzdžiui, jeigu yra visos sumos pinigų ir brangakmenių skiriamos 2 šeimoms, tai yra jaunosios šeimoms ir vyro šeimai, tai jeigu pavyzdžiui nori tu skirti jaunavedžiams, tu viską duodi vyro šeimai, nes moteris pereina į vyro giminę. Bet jeigu nori
padėkoti merginos šeimai, tada paramą duodi į merginos pusę. Bet aišku, tų pinigų jau nuotaka nebematys, nes viskas pereina į jos giminę, o jinai priklauso jau vyro giminiai. Po to visos vakarinės dalyje yra 9 patiekalai ragaujami nedidelėmis porcijomis, atnešama kas 15 minučių ar kas pusvalandį. Man teko dėja pamatyti keletą tokių patiekalų, o plius minus vidury vakaro jaunavedžiai, pabroliai ir pamergės turi eiti ir išgerti su visais 19 staliukų. Aišku, nemeluosiu, nors ir tu keli taurę ir kažką linki, bet aš tik mažą sipą padarau mažą gurkšniuką, nes jeigu praeisi pro visus stalus ir išgersi per 19 stalių po pilną taurę šampano ar vyno, tai klausimas, kas ten gero ir liks iš tavęs pačioj pabaigoje. Aišku, buvo tokių, kurie sugebėjo tą padaryti, bet jau pabaigoje matėsi, kad vos pastovi. O aišku, jaunavedžiai darė viską gudriausiai, jie gėrė tiesiog nealkoholinį gėrimą, nes jiem yra daug atsakomybės ir jie dar turės labai daug fotkintis ir labai daug filmuoti su visais. Įvyko, nemeluosiu, įvyko ir tokia drama, gaila niekam neišėjo nufilmuoti, bet vienas iš pabrolių apipylė raudonų vynų Chanel rankinuką ir visi tą matė ir buvo viena didžiausių dramų, apie kurią po to visi kalbėjo, nes tas Chanel rankinukas tikrai kainavo labai daug. Visam vakarui einant į pabaigą, apie 11 valandą vestuvių planuotoja garsiai pasako, kokie autobusai yra užsakyti, kokias Honkongo pusės ir tiesiog magiškai visi vietoj išnyksta ir išvaro į savo autobusus ir išvažiuoja. Tai viskas labai griežtai suplanuota nuo 6 ryto iki 11. Mes viešbutį jau buvome apie 12 ar po 12, kadangi dar reikėjo mums ir taksų laukti, mums reikėjo su jaunavedžiais atsisveikinti, surinkti jų daiktus visus sužiūrėti ir tiesiog atsisveikinti su planuotoja ir visais žmonėmis, kurie mums padėjo įgyvendinti šias vestuves. Tikiuosi, jums patiko ir sužinojate kažką naujo ir galėjote palyginti, kaip atrodo tradicinės galbūt lietuviškos vestuvės ir kaip atrodo tradicinės kinietiškos vestuvės. Nors tai ne visiškai buvo daryta pagal tradicijas, bet daugelis dalykų buvo tradiciška. Iki pasimatymo!